Rėjus Bredberis Teniso bateliai. Tikslas ir uždaviniai. Nusakyti kūrinio temą ir pagrindinę mintį. Mokėti interpretuoti skaitomus tekstus. Paaiškinti kūrinyje vaizduojamas situacijas remiantis asmeninė patirtimi. Mokėti išsakyti savo nuomonę apie svajonę. Matome Rėjų Bredberį. Trumpai apie jo biografiją. Gimė Jokigane, Ilinojaus valstijoje. Tėvas anglų naujakurių palikuonis, mama imigrantė iš Švedijos. 1934 metais Bredberių šeima persikėlė į Los Andželą, kur rašytojas gyveno iki mirties. Rėjus Bredberis augo Didžiosios depresijos laikais ir lėšų studijoms universitete neturėjo. Būdamas 12, nusprendė, kad taps rašytoju ir atkakliai to siekė. Jaunystėje pardavinėjo laikraščius. Vėliau keletą metų jį išlaikė žmona, kol 1950 metais išleido pirmą stambų kūrinį – apysaką Marso kronikos. Bredberis išgarsėjo visame pasaulyje. Kūryba. Bredberio kūriniai dažniausiai apsakymai ar trumpos apybraižos. Jų centre ne veiksmas, o dialogai, monologai ir apmąstymai. Rašytojas fantastiką derina su detektyvu, melodrama. Daug dėmesio jo kūriniuose skiriama veiksmo vietai, herojų išvaizdai, vardams, datoms, skaičiams. Siužetai kruopščiai apgalvoti, tačiau jie nėra svarbiausia kūrinio dalis. Savo kūriniuose Bredberis ironizuoja miesčioniškumą, juokiasi iš žmonių be vaizduotės. Blogis ir prievarta jo kūryboje yra tarsi nerealūs ir geriausia su jais kovoti ignoruojant, nekreipiant dėmesio. Pasak paties Bredberio, per savo gyvenimą jis parašė daugiau nei 400 apsakymų. Kai kurie iš jų vėliau tapo stambesniais kūriniais, kiti priklauso savotiškiems ciklams. Perskaitykite vadovėlyje esančius tekstus. Susipažinkite su kūriniu Teniso bateliai. Perskaitę, atsakykite į klausimus ir atlikite užduotis. Kokia svajonė užvaldė Daglą ir kodėl? Pats Daglas tėčiui sako, kad tai labai sunku paaiškinti. Remdamiesi teksto žodžiais, paaiškinkite jūs. Svajonė apie teniso batelius – tai ne vien naujų batų troškimas. Kas dar? Daglas ne tik svajotojas, bet ir veiklos žmogus. Įrodykite tai remdamiesi tekstu. Kodėl ponas Sandersonas, verslininkas, pasidavė Daglo gražbylystei? Pagalvokite, kodėl senukas ištarė šiuos žodžius. Būsi tuo, sūnau, kuo panorėsi būti. Tavęs niekas nesustabdys. Kuo įdomus ir patrauklus Daglas, kaip autorius kuria jo paveikslą. Atlikę užduotis, parašykite rašinį, kaip Daglas siekė įgyvendinti savo svajonę.